tavo stilius išsiskyrė jau nuo pirmųjų parodų. Ir tas lino raižinio naudojimas, kuris nepopuliarus turbūt visiškai buvo tuo metu, dabar gal labiau jau su tavim įgavo naują kvėpavimą. Ir tada maždaug save pabandyk kaip nors įstatyti į to meto kažkokį tradicijų, kokios buvo tavo grafikos katedroje kontekste. Kaip tu atradai techniką, pavyzdžiui? Technika natūraliai, ta prasme, ji taip tiesiog užaugo su manimi. Tiesiog dailės akademijoje būna tokie dalykai, kad tiesiog susipažįsti su technikom. Vienais metais su fortu, vieną pusmetį su fortu, kitą pusmetį ten su lino raižiniu, ten dar kažkokie visokie dalykai. Tai va, tiesiog aš jį susipažinau ir iki šiol draugauju. O kitos technikos neužkabino šitaip? Kažkaip ne, man patiko, ta prasme, nežinau. O paskui pradėjo visokie lysti tokie gilinimaisi į tą techniką, nes ta technika tokia labai specifinė ir, tokia archajiška ir sunku, tarkim, joje išgauti erdvę pakankamą, nes jinai tokia yra kontrastuojanti. Tai, tokių visokių paskui kildavo klausimų ir, užsibrėži tikslą ir darai, ir kažkokią erdvę paskui padaryti ir dar sukonstruoti. O kaip atsirado komiksų stilius, tiksliau ne tai kad stilius, bet kai kuriuos elementus tu naudoji? Ar tu tiesiog žavėjaisi komiksais tuo metu ir tam aš tai kažkaip nesusieju tai su komiksais, tiesiog matai aplink save, vartai knygas ar žurnalus, televizorių žiūri ir visą kitą ir tiesiog semiesi ir filtruoji ir tiesiog paskui dedi kažkokią konstruoji istoriją. Aš taip įsivaizduoju, kad pas mane atsiranda tas visas motyvų įvairių, tarkim, darbe. Tarkim, šriftas, multiplikacija, visokie tokie dalykai. Tai patys motyvai iš kino, iš fotografijos ar neateina, arba iš spaudos? Jo, ateina. Iš visur jis susikonstruoja tas vaizdas. Tai koks to autentiškos tavo patirties, tarkim, su draugais, šeima ir taip toliau, santykis su iš kitų medijų ateinančiais motyvais? Ta prasme, kiek ten yra tikrų istorijų ir kiek yra fikcijos? Kur? Darbuose? Ta prasme, aš nežinau, tai viskas yra tikra, kaip pasižiūrėsi čia. Darbas yra tikras, nes aš tikrai išjaučiu ir tikrai dariau. O, ta prasme, turite omeny, kad tikrai istorija. Tikro realiai, tai nieko nėra ten, ta prasme, pažodžiui, viskas perkelė prasme ir, Aš bandau provokuoti. Taip. Tai aš ir paaiškinu. Kalbant apie temas, nors tu maskuoji ir leisdamas žmogui pačiam susidaryti įspūdį kažkokį apie tavo darbą, bet vis dėlto, kai tu kuri, turbūt yra kažkokios temos, kurios tave įkvepia, jos gal nebūtinai ilgalaikės, bet vis dėlto. Aš net nežinau, pradėti daryti ir tiesiog savaime atsiranda tas įkvėpimas, o įkvėpia tai tas noras, yra kažkoks vis laik noras daryti ir kurti, tada kažkaip gerai jautiesi. Tai galbūt čia yra toks įkvėpimas. Gera paroda, tai bet kuriuo atveju įkvėpia, bet tokių. Gera paroda kitų? Taip, ta prasme, pamatai apskritai, ta prasme, nebūtinai visa paroda gali būti. Kažkas tai gali pamatai ir įkvėpia ir viskas. Taip, paprastai. Lino raižinys iš tikrųjų kieta technika ir tokia, kokią tu ją išvystei, kaip čia pasakius, gana vyriška, kontrastuojanti. Ir tą šilumą tu
kažkiek bent jau tau pavykdavo turbūt ir gal, nežinau, ar dabar tu tokį linoleumą naudoji, bet žinau, kad su įspaudais iš baldų kojelių pasirinkdavai specialiai seną, tokį, kad jau tas autentas ir šiluma ateitų kartu. Nu, aš galėsiu parodyti, va čia vagulį jie visi, ta prasme. Dabar irgi tada naudoji? Jo. Ta prasme, randu, aš praktiškai nesu pirkęs savo lino raižiniams parduotuvėje linoleumų, tarkim, visą laiką randu prie konteinerio, kur nors, sustoji, įsimeti. Ta prasme, iš tikrųjų, teko netgi čia Pilies gatvėje nuomotis ir, ten toks būtas šildomas buvo malkom, tai teko rasti ten sandėliuke, tarkim, tokių kaip pas kaimynus, aišku, toks rulonai tokie seno linoleumo suvynioti, tai iš visur, tarsi, gauni. Vieną kartą netgi pirkau stakles, medžio apdirbimo tokias fabrike ir irgi, sakau, remontuojatas. Gal galima, tarkim, būtų linoleumų ir iš visokių tokių pramoninių netgi įstaigų. O čia vėl į dizaino temą. Čia madinga buvo, tarsi, aš su mada norėjau kažkokią temą išvystyti. Yra ir dar mažesnių darbų tokių su ta tema susijusių. Tai va. Aš galiu pakelti. Čia vėlgi ta pati meilės tema. Ir čia kaip ir trikampis yra saulė, simbolizuoja tarsi tokią gyvybę, tas plei, toks, viskas vyksta čia. O čia yra moteris ir vyras. Čia yra pauzės ženklas, o čia yra plei ženklas. Ir to pačiu čia asociacijos yra į genitalijas. Moteriškas ir vyriškas. Ir dabar, moteris dar su pauzė yra stabdo, lyg ir tokia, saugumo jai reikia, o vyrai tokie medžiotojai, jie vis laik nori tokio, Kai žinai, tie, kurie kūrė dizaino programą, sugalvoja apie tai. Ne, čia tiesiog. Jo, gal ir. Bet čia jūs matote taip, aš vėl kitaip. To man ir patinka tas visas procesas, nes nereikia kažkaip tai, nemėgstu savo įsprausti save į rėmus, būtent darau taip arba taip. Labai galima plačiai tą visą dalyką aiškinti. Aš kažkaip linkęs viską aiškinti.